aktyviausių Ryto krepšininkų. Gudaitis veržiasi arčiau krepšio ir pelno taškus. Negali sakyti, kad labai sėkmingai jis tą rolę perima, bet klausimas, kiek ilgai, o čia Walkeris. Žibėnas tikrai bus nepatenkintas tuo, kaip lengvai Šiaulių lyderis įsimetė metimą. Hardingo metimas gal netoks lengvas, tai jeigu tikėtais procentais kažkada jis pradės juos pataikyti. Taiklus. Skurdavo Šiauliam šiandien bent jau per pusantro kėlinio, tikrai nieko lengvo suskurti nepavyksta. Na, galbūt ir to talento perimetro linijoje trūksta. Kur jo netrūksta, tai yra Vilniaus. Ir tas kamuolys jo rankas atsidūrė. Gudaitis kažkiek prarado koncentraciją, iš nugaros atbėgo Maknatės ir smėgė tritaškį. Čia Walkeris susikuria erdvės savo metimų ir panašu, kad šiandien matysim. 54 jau taškus per 19 žaidimo minučių pelnė svečiai. Gali pelnyti dar 2. Ir tą padaro. Paliktas sušaudimui. Tokius skaičius ir tie procentai. Klausimas, kiek sumažės. Agresyviai jau gynyba. Walkeris priverstas nusimest kamuolį, bet geras žaidimo skaitimas. Stengiasi išmušti iš vėžių, kai tik turi tam galimybę Walkerį. Žiūrėkit, dabar taip pat saugo gynėja lietuvis, na, bet dabar ir be Walkerio taškų sugeba pelnėti. Tai čia turbūt pristaiko labiau prie Ryto priekinės linijos ir neleidžia Simaničiaus, kad neturėtų problemų kažkokių tai ant perimetro. Čia Walkeris kaip gražiai į dešinę pusę užsibaigė kairę, nes tiesiog nebuvo tam šansų. Tai Baslykas tiesiog nesužaidė kantriai iki galo ir aš manau, kad su tuo yra labai susijusi ta jo reakcija. Na, daugiausia apmaudo, nes kiek daug darbo buvo įdėta, kad būtent priverė... Gudaičiui nugarė krepšį. Dabar Hardingas organizuoja ataką. Briunkė ten keliauja į dešinį šoną, taip sukurdamas šiek tiek erdvės ir Hardingas vienas pats baudos. Walkeris įveikia Romančenko gynybą ir smeigia tolimą metimą. Fofana tiesiog... Fofana iš toli puikiai vaikšto kamuolys, bet Fofana prameta iš toli. Kokia puikia sinergija tarp Šiaulių krepšininkų, kuri baigėsi 2 Masiulio taškais ir pražanga. Kur mes tai jau matėme, Martynai? Na taip, kad dežavu. Pas legionierius, dabar jau Walkeris skuodžiai greitą puolimą. Pamatė ten Vailį ir 5 greiti Ryto taškai. Walkeris vėl nori saus, bet pamato Masiulis, kad turi panašumą, geras perdavimas Masiulį. Vailį iš po krepšio, gražiai verstė ir Jacobas Vailį pelno 2 taškus po krepšio. Hardingas. Baslykas intensyviai ginasi prieš jį, bet Gudaitis numeta kamuolį nuostabiai Walkeriui, jo metimas netaiklus, bet kaip gražiai Gudaitis ten įvertino situaciją ir galiausiai išsprendžia viską pats Vilniaus Ryto kapitonas. Visi laukia ten. Na, Rytui nebėra kur skubėti. Normalu, kad Rytas žaidžia ilgas atakas ir dar kai tos ilgos atakos pasibaigia. Serija ir, na, jeigu turėtų kažkokią tą psichologinę naštą, tie 2 pralaimėjimai, tai sumažinus Šiauliams... Wow! Naštą, tie 2 pralaimėjimai, tai sumažinus Šiauliams... Wow! Išsimeta dar metimą iš vidutinio nuotolio, nepataiko Walkeris to metimo ir tai yra viskas, ką matėme šiandien. Rytas užžaidė geras rungtynes.